Klaipėdos akvarelistų grupė Vandens kelias visur prasiskverbia. Klaipėda kultūros sostinė ir tą progą mes pristatome savo parodą, kuri vyksta bibliotekoje, meno bibliotekoje. Ir šie autoriai, kurie eksponuojami yra meno bibliotekoje Janonio gatvėje, šiuo metu kviečia visus jūros šventės lankytojus aplankyti parodą. Tuo pačiu žmonės ir vaikučiai gali susipažinti su piešiniais, gali tapyti kartu su profesionaliais dailininkais. Представьте, пожалуйста, всех. Dabar aš. Regina. Aš noriu pristatyti. Работаем. Aš noriu pristatyti Jolantą Vitkutę, kuri mūsų yra akvarelistų, kaip čia pasakyti, grupuotės ar akvarelistų, reiškia, sambūrų judėjimo idėjų bankas. Tai reiškia, kad ir jos vyksta labai ekspromto ir dažnai būna, kad jos įvyksta. Taip kaip šiuo metu jinai ne per seniausiai sugalvojo, va šitoj vietoj čia, kur vyksta fontanai, kurie dėja uždaryti yra, niekas jų per tokią įžymę šventę, kaip jūros šventė, kultūros, reiškia, metų proga, dėja, jie yra uždaryti. Todėl Jolanta nusprendė suburti akvarelistus ir padaryti vandens kelią būtent šitame fontane. Todėl matom, reiškia, ir darbus, ir dailininkus. Ir aš noriu pristatyti... Меркайте. Ближе. Tanė Simonaitienė. Aha. Jinai kaip tik dabar yra laureatė iš 1000 dalyvių. Buvo vienintelė premijuota Indijoje, tai čia jau mūsų žvaigždė, kitaip tariant. Ir šiaip jau dabar grįžo iš plenerų, iš Estijos, mums labai daug gražios informacijos atvežė, kurią sužinosime. O čia visi dalyviai dalyvaus plenere akvarelistų nuo rugpjūčio 1 dienos. Tarptautinėme, tarp kitko, nes atvažiuoja ir iš Maskvos, iš Estijos, ir pažiūrėsim dar iš Europos. Regina, других художников, представь, пожалуйста. Aš norėčiau pristatyti Gatanės, yra Ritė Lenginytė, yra Svetlana Borenko ir Virginija Urbonavičienė. Ir Valentinas Zelinas. Su savo dirbiniais. Šiek tiek išsiskyrė iš... Ačiū labai. Я пройдусь по картине. Посмотрите, вот вода. Ага. Как раз вот наша группа называется «Дорога воды», «Vandens kelias», «Waterway». Ir vanduo visur prasiskverbia, vandeniu galima keliauti ir vanduo gali ateiti net į šį fontaną, kuriame jau seniai nebuvo vandens. Tai mes tokiu būdu atgaivinome fontaną gyvuoju meno vandeniu. Ir paveikslai visur vaizduoja vandenį. Jūra, upės, žodžiu ir visi kiti. Vandens kelias. Stojam. Stop. Galiausiai įsiliukai švariai pasivažinėti. Лободина, представьтесь, пожалуйста. Человек. Не, имя. Люда. Ялганская. Ачу.
там были, нет, вот здесь надо идти. Сюда. Вот надо пройти через фонтан. Ага, портрет.